Laida remiama Medijų rėmimo fondo. Labas rytas arba sveiki gyvi, mėly radijo stoties Extra FM klausytojai beigi žurnalistų namų laidos gerbėjai. Šiandieną tradiciškai penktadienio rytą susitinkame tiesiogiai eteryje su mūsų svečiu ir kalbamės apie mums bent jau svarbius dalykus, tikėsimės ir jums, tai yra bandysime išsiaiškinti, ar politinės kalbos, politiniai pažadai, politiniai debatai, kurie visai neseniai Vilnijo televizijos eteryje, radio stotyse arba naujienų portaluose, ar jie virs tais darbais, kurių žmonės tikisi. Kitaip tariant, kiek daug yra prielaidų, kiek daug yra vilčių ir kiek daug realių galimybių politikams įgyvendinti tuos pažadus, kuriuos jie iš tikrųjų kartais labai gausiai, kartais labai kukliai mums teikia apie tai, kad gyvenimas jau greitai turėtų gerokai pagerėti. Apie tai, kiek daug realių galimybių priimti sprendimus, kurių reikia skirtingom visuomenės grupėms, kalbėsime su mūsų svečiu. Arūnas Augustinaitis šiandieną pas mus, sveiki gyvi. Labas rytas. Arūną Augustinaitį turbūt geriausia būtų pristatyti kaip akademinį žmogų, kuris daugybę metų dirba universitete, bet man šį kartą labai norėjosi jį pristatyti ir kaip labai man svarbios institucijos Martyno Mažvydo bibliotekos ekspertą. Neminėsiu visų regalijų pareigų, bet jos susijęs su informacinė erdve, su jos analize. Taip pat Arūnas Augustinaitis dirba Seimo ateities komitetas ir jo biuras turi patarėją, kuris šiandien ir mūsų laidoje. Taigi, mielas Arūnai, aš pradėsiu nuo komiteto veiklos. Visai neseniai man teko dalyvauti debatuose, kur kalbinau politikus, konkrečiai buvo Gargžduose, skirtingų politinių partijų žmonės. Ir man pačiam buvo šiek tiek keista ir net kvailoka klausti, ką jie galvoja apie Lietuvą 2050 metais, bet turėjau pretekstą tai paklausti, nes buvo kuriama vizija ateities ir strategija, kaip Lietuva galėtų vystytis iki 2050 metų. Aš taip buitiškai paklausiu, politiniuose debatuose berods, nė vienose aš negirdėjau, kad nors viena pozicinė arba opozicinė partija arba politikas būtų kalbėjęs apie Lietuvą 2050 metais. Ar čia tiesiog dėl to, kad neskaitė, ar dėl to, kad nerūpi, ar dėl to, kad... O ką čia gali pasakyti viešoje erdvėje, kokia Lietuva atrodys po 26 metų? Na, čia turbūt ne dėl to, kad neskaitė, ne dėl to, kad nežino. Aišku, neskaitė, be abejonės, žino, kaip sakoma, pusę ausim girdėję tikrai dauguma žmonių, kurie dalyvauja politikoje arba bent rengiasi dalyvauti politikoje, bet turbūt apie šitos ateities dalykus nebuvo kalbama dėl paprasto dalyko. Čia susiduria, pavadinkim taip, du mentaliniai sluoksniai apskritai, dvi kultūros. Na, viena, sakykime, šita tradiciškoji inercinė kultūra, kurią mes turim ir kurią mes mastom tiesiog tradiciškai, ir kita kultūra, kuri suvokia šiandieninio pasaulio realijas, jo beprotiškai didelį greitį, kintamumą, naujas vadinamasias didžiasias tendencijas arba megatendencijas, technologinės įtakas mūsų sąmoniai, mūsų veiksmams ir panašiai. Tai faktiškai iki 20 metų oficialiai mes netgi neturėjom tokio matymo, kas yra ta ateitis ne fantazijos būdu. Aš galėčiau netgi pajuokauti, kad kažkaip tai prieš kokį pusmetį atsiverčiau Šveiko nuotykius ir kaip tik pataikiau į tą puslapį, kur savanoris su virėju Juraida svarstė, kas bus ateityje. Tai jų svarstymai maždaug buvo tokie, kad driežam atauginėja uodegos, bet ateity mokslas pažengs tiek, kad galės atauginti žmonių galūnes, o kaip tai būtų gerai armijai, jeigu, pavyzdžiui, sviedinys sudrasko kareivį į 4 dalis, tai gaunam 4 kareivius ir nugalim priešą. Tai čia yra ta ateitis, kuri, na, pavadinkim taip, fantazijos riba, kažkokia tai žmogaus įsivaizdavimo riba. Šiandieninė ateitis yra visai kitokia, ją diktuoja įskaitmeninta aplinka, pasikeitęs pasaulis, laiko erdvės santykiai. Dabar jau niekas nesistebi, 24/7 tai yra, na, šito gyvenimo čia ir dabar tiesiog formulė, visiems suprantama, visiems aiški. Tai reiškia, kad mes naudojam visus istorinius informacijos išteklius apie žmoniją, kas yra sukaupta ir kas yra įskaitmeninta vienu metu. Mes naudojam
tai, kas išliko iš Flintstone'ų laikų, iš antikos, iš dar kažko, viską apskritai. Tu esi įkeltas į skaitmeninę erdvę ir ta skaitmeninė erdvė jau yra vientisas sluoksnis. Tai nėra kažkoks tai spiralinis vystymasis, dar kažkas ir dar kažkas. Ir faktiškai, na, jeigu taip vaizdžiai kalbant, tai šitas matricos mąstymas mums leidžia planuoti dabartį, žiūrint iš ateities perspektyvos. Apskritai. Kitaip sakant, atsiranda nauji prognozavimo metodai, kompleksiniai prognozavimo metodai, kurie nesiremia tradicinę inerciją ir ekstrapoliavimu. Kas buvo anksčiau, tai kažkas ateityje bus panašiai. Jokių būdų ne. Ir, na, atsiranda visai kita logika, atsiranda ir politiniai, ir strateginiai sprendimai, kurie pagrįsti būtent ir įvairiom įžvalgom, įvairiais tyrimais ir taip toliau. Tai šita kultūra atsirado faktiškai su, dabar jau galima sakyti, praeitos kadencijos Seimu, 20 metais, kada buvo įkurtas, nežinau, kokiu stebuklingu būdu ar nusižiūrėjimu, Seimo ateities komitetas. Suomijoje, tarp kitko, kuri patenka tarp visų labiausiai klestinčių, laimingiausių, technologiškai pažengusių ir taip toliau klestinčių valstybių, na, šitas veiksmas buvo atliktas maždaug prieš 40 metų. Tai Suomiai turi šitą ateities komitetą, bet tas komitetas nenuogas, jeigu galima pasakyti, ir fantazijom politikai neužsiima. Suomijoje 9 universitetų mokslininkai, na, turi tą vadinamą ateities tyrimų centrą, į kurį įeina 600 nuolat dirbančių ateities įžvalgų tyrėjų, kurie per metus parengė 30-40 ataskaitų Seimui ir vyriausybei. Plus kiekviena ministerija taip pat turi ateities įžvalgų padalinius ir rengia metinės ataskaitas kiekvienais metais, ir kiekvienas sprendimas yra priimamas atsižvelgiant į besikeičiančio pasaulio realijas. Ir tai visą laiką tobulinama, nuleidžiama iki pat bendruomenių, regionų ir visų kitų valdymo formų. Tai, sakykime, šitoj vietoj šitas 2050 strategija, tai nesuprasi dabar strategiją, ją vadina strateginė vizija formaliai, kadangi jinai visko neapima ir ten iš tiesų daug tokių šveikiškų fantazijų galima surasti arba lūkesčių, arba šios dienos realijų. Tai čia yra geras dalykas vien dėl to, kad tas kristaliukas ateities jau įkrito į mūsų tokį, kaip pasakius, šiek tiek vėluojantį šalies mąstymą ir strateginį mąstymą, ir valdymą, ir panašius dalykus. Taip, kad nieko stebėtino, kad šitos gražios kariaunos, kurios debatuose kirtosi viena su kita, apie ateitį nieko nešneka. Šneka tuos pačius dalykus, kaip nuo bačkos, na, kaip sakoma, smetoniniais laikais. Bet vis tiek turbūt yra rimta priežastis mums patiems užsiduoti visada klausimą, iš tikrųjų, kas yra svarbiau, ar brėžti ateitį, kuri bus 50 metais, ar planuoti, kas bus rytoj, na, geriausia atveju nuo 2025 metų sausio 1 dienos. Ir aš čia kaip tik paklausiu, mielas Arūnai, dalyko, kuris man atrodo visai logiškas, kad šiomis dienomis, bent jau, kai mes čia kalbamės, jau pradėta kalbėti apie kitų metų biudžetą ir aš pradėjau žiūrėti, kokio lygio diskusijos vyksta šiandieną tarp politikų įvairiausių sričių. Tai pirmas, apie ką buvo kalbama, tai apie kelius. Reiškia, kiek keliam pinigų daugiau ar mažiau reikės duoti ir panašiai. Ir nesakydamas, kad infrastruktūra nesvarbi, aš kažkaip viduj pats pradėjau galvoti, kadangi pats minėjai Suomiją, tos temos, kuriomis atrodo čia laužyta iečiai, švietimas, sveikata, net tos temos kažkodėl nusitraukė į šoną, nors aš puikiai galiu įtarti, kad greičiausiai čia geras lobistų darbas, kurie apie kelius prabilo labai greitai ir sureagavo, net ir Seimo pirmininkė greitai sureagavo, kad reikės keliam didinti pinigus. Mano klausimas būtų paprastas. Kaip čia taip nutiko, kad kokią temą bediskutuotume, vis tiek grįžtam prie kelių? Nežinau, dėl kelių atvirai šnekant, aš, žiūriu į šitą problemą bejingai, kaip jūs sakot, šiek tiek jaučiasi tas
lobistinis blogąja prasme kvapas, nes gerąja prasme tai yra demokratijos įrankis. Lobizmas, kuris atstovauja interesų grupės. Bet šitoj vietoj nežinau dėl ko apie kelius, ne apie švietimą, ne apie dar kažką. Matyt, labiausiai apčiuopiamas dalykas yra keliai. Buvo trinkelės, dabar keliai, tai kaip ten tas terminas, kurį kolegos vartoja, trinkelizacija. Taip, yra toks terminas, beje, reiškinys ir jisai jo ne vieneri metai. Mes nuo jo taip ir nenutolstam, aš suprantu. Tiesiog gyvuoja, o su ateitim, su sprendimais, tai čia, turbūt vėlgi ta pati inercija, kada mes matom metus į priekį, 3 metus ir sprendžiam šios dienos klausimą, bet nemastom, aišku, keliai yra be galo svarbus dalykas. Be galo svarbus dalykas, bet turbūt reikia matyti tuos kelius, kaip jūs sakėte, kartu ir su švietimu, ir su sveikata, ir su socialiniais dalykais, ir regionų plėtra, ir saugumo reikalais, ir panašūs dalykai. Kitaip sakant, turėti platesnį paveikslą ir įvairesnius instrumentus, kurie leistų apskritai biudžetą formuoti atsižvelgiant į ilgalaikius uždavinius, į ilgalaikius tikslus. O čia jau, tiesiog turbūt neužtektų 3 radijo laidų išdėstyti visas priemonės, kurios būtų geistinos ir kurios būtų reikalingos. Pradedant tuo pačiu bendruoju teritoriniu planu, šiuolaikiniais būdais pagamintų, galite įsivaizduoti, pavyzdžiui, tokį įrankį, kuris rodytų kaip filme, kaip kiekvienais metais keičiasi visų žemių paskirtis, atsižvelgiant į kokius 2000 faktorių besikeičiančioj dinamiškoje aplinkoje. Tai matytume kaip pagreitintą filmą, kaip atsiranda, išnyksta laukai, statybos, kvartalai, keliai, ir taip toliau, ir atsiras, sakykime, žaliojo kurso rezultatas, kur vietoj kokių nors ten urbanizuotų teritorijų ganosi karvės ramiai, o šalia stovi kokios nors sintetinės mėsos fabrikas. Aš juokauju ir fantazuoju taip kaip vėlgi, bet iš tikrųjų sumanioji specializacija, regioninės plėtros ir panašus dalykai, jie turėtų sueiti į vieną tokį, sakykime, strateginio mąstymo ateities dabarties santyki, kada dabarties sprendimai tiesiog visą laiką atsižvelgia į galimus ir kintančius ateities kontekstus. Tai čia jau būtų klausimas labiau pagrįstas, o ne dėl to, kad kelių reikia ar nereikia. Reikia kelių, be abejo. Visi norim gražiais keliais važinėti. Šita tema nebereikalo, čia atsirado mūsų laidoje, nes norint kalbėti apie politikų sprendimus, aš vis prisimenu, kad dar kažkada man teko dirbti Teisingumo ministerijoje ir buvo sugalvota kažkieno, kad būtų labai gerai, kad kiekvienas teisės aktas, kuris keliauja į Seimą, turėtų minimum bazinį poveikį ir jo vertinimą, o idealiu atveju išplėstinį. Tai yra tai, ką jūs kalbate, Arūnai, apie tai, jog negalėtų būti keičiamas teisės aktas tik dėl to, kad kažkas norėjo, turėtų būti analizuojama. Bet apie tai mes pakalbėsim iš karto po trumpos pertraukėlės. Grįšime čia į studiją, nepabėkite toli. Grįžtame į studiją. Šiandieną laidoje Žurnalistų namai, Ekstrafametrija, svečiuojasi Arūnas Augustinaitis, daugeliui turbūt pažįstamas tie, kas girdėjo jo pavardę ir matė kur nors interneto platybėse kaip universiteto akademinės bendruomenės žmogus, bet šiandieną mes jį pasikvietėm kaip Seimo ateities komiteto biuro patarėją, beigi Martyno Mažvydo bibliotekos ekspertą, pasišnekėti apie tai, ar politikų pažadai, politikų intencijos keisti mūsų gyvenimą gali virsti realybę artimiausiu metu ir kokia ta realybė bus. Antroji daly, mielas Arūnai, norėjau kaip tik pakalbėti, ką ir anonsavau, apie tokį atrodo elementarų dalyką. Lietuvių liaudies išmintis sakydavo, kad 9 kartus pamatuok, 10 kartą kirpk. Kitaip tariant, visi supranta, jog tai mintis labai paprasta. Net ir tokį banalų veiksmą darant reikia labai rimtai pasižiūrėti, ar tikrai reikia, ar tikrai teisingai nukirpsi. Ir štai aš stebėdamas politinius debatus iki rinkimų bandžiau pats kiekvieną kartą nuoširdžiai atrasti, kiek daug argumentacijos ir kiek daug kažkokios analizės yra prieš siūlant kokius nors sprendimus, pavyzdžiui, didinti, mažinti mokesčius, keičiant bet kurią iš mūsų gyvenimo sričių. Ir štai aš paties norėčiau paklausti,
politiškai žinomas terminas bazinis arba išplėstinis poveikis bet kokio teisės akto, kuris reiškia, kad arba tu nelabai giliai žiūri tą temą, bandai keisti tiesiog, arba šiek tiek giliau pasižiūri. Man įspūdis, kad išplėstinio poveikio šiandieną vis mažiau. Iš tikrųjų taip. Išplėstinio poveikio vis mažiau ir mažiau, įstatymų daugiau ir daugiau. Todėl, kad žiūrint į šitą visą procesą, mes matome tokį fenomeną, kada, pavadinkim taip kabutėse, subiurokratinti procesai reikalauja vis daugiau ir daugiau išteklių, vis daugiau ir daugiau laiko, o turininiai procesai nueina į šalį. Kitaip sakant, mes nekuriam, neanalizuojam, bet mes visą laiką sukam tą patį formalų į ratą vis labiau ir labiau įsisuka, labiau biurokratizuojamas, labiau, kaip pasakius, suvalgo gausybę išteklių pačios procedūros, patys procesai, bet ne turinys apskritai. Iš kitos pusės, jeigu mes žiūrėtume į šitą, taip jau politikų vadinamą, žodžiu, tą įstatymų kūrimo malūną, tą teisėkūros malūną, tą įstatymų kūrimo mašiną visą, mes matome, kad be analizės šitam, sakykime, baziniam sukurtam įstatymui visą laiką reikia reaguoti į pokyčius. O pokyčiai greitėja, jų daugėja ir kiekvienam atveju reikia tą įstatymą pritaikyti. Ir gaunasi taip, kad esmingai nesuvokiant tendencijų ir visų kitų dalykų, mes tiesiog paskęstam šituose formaliuose procesuose, kurie nėra efektyvūs, kurie faktiškai suvalgo viską, o su realybė santykis neartėja, o tolsta apskritai. Tai čia žiūrint iš tokios teorinės pusės. Ir iš tiesų sprendimų pagrindimo gylis, jeigu taip galima pasakyti, jisai po trupučiuką mažėja, po trupučiuką senka. Ir vėlgi aš grįšiu prie to paties ateities komiteto sukūrimo, prie į ateitį orientuotų politinių sprendimų. Jie kitaip negali gyvuoti, jeigu mes nesukursim tam tikro intelektinio pagrindo, ekspertinio pagrindo, masinio netgi, jeigu taip galima pasakyti, kuris apimtų ne tik tai, sakykime, specializuotas ekspertinės, analitinės, įžvalginės institucijas, bet ir pilietinės visuomenės įvairiausius institutus, mokslą, verslą, kuris dar nesupranta, kaip svarbu jam pačiam prognozuoti savo egzistenciją, savo konkurencinės jėgas. Jeigu mes viso šito nesujungsime į tam tikrą gyvą, aktyvę struktūrą, dėl to ekosistema, kad tai nėra sistema griežta su kažkokiais tai, sakykime, rėmais, su priėmimo taisyklėm ir panašiai, ekosistema tiesiog intelektinių pajėgumų, ekspertinių pajėgumų tinklą, erdvinį tinklą, daugiapakopį tinklą. Tai faktiškai tai turėtų labai paveikti apskritai visą viešąjį valdymą, visų lygių viešąjį valdymą, nuo nacionalinių strategijų, politinių sprendimų iki savivaldos, iki regioninės plėtros. Tai čia ateities komitetas per 4 metus šitą mintį jau įdėjo. Ir dabar vyriausybėje labai stipriai svarstomi ir netgi pradėti darbai apie tą vadinamąjį numatomąjį inovatyvų valdymą. Čia oksimoronas, kūrybinis biurokratas, kuriantis unikalius sprendimus, inovacinius sprendimus, kurie pagrįsti mokslu ir panašiai. O dabar, jeigu tai pasižiūrėtume į bendrą peizažą, pasižiūrėkime patį mokslą. Tiek, kiek duomenų kaupiama, tai universitetai faktiškai nenagrinėja šitų super aktualių su pasaulio didžiosiomis tendencijomis susietų klausimų, kurie būtų aktualūs
ir valstybė, ir politikai, ir kiekvienam žmogui apskritai. Kitaip sakant, jie truputį atitrūkę nuo šiuolaikinės, ypač šitos socialinės tikrovės, kultūrinės tikrovės ir primena tokius svarstymus, aš vis prisimenu Guliverio kelionių laputą ten, kur mokslininkai trupučiuką pakilę virš žemės, sprendė tokias keistas problemas. Bet su realybė jos nelabai kažkaip tai siejamos, o tai, ko reikalauja Europa, mokslas politikai yra tokia formulė, kad mokslas turi grįsti politinius sprendimus, mes turim tik tai, elementus, jeigu taip galima pasakyti. Tai dėl to ir vyksta viskas. Lietuvoje viskas labai gerai, tiesiog mes puikiai gyvenam puikioj gamtoj, su puikiai žmonėm, netgi su puikia ekonomika, ačiū verslui ir visiems kitiems. Bet tuos dalykus mes galėtume trupučiuką pagerinti ir pagerinti savo būseną ir pagerinti savo tikėjimą ir visą valstybę ir ateitim ir vaikams ir taip toliau. Mielas Arūnai, aš truputėlį paprovokuosiu patį žiūrėdamas debatus ir po to Seimo rinkimų pirmojo turo rezultatus turėjau keistą jausmą dėl vieno dalyko. Man toks įspūdis, kad partijos, kurios nesurinko net 5%, dažnai jos vadinamos pakankamai radikaliom, kas tai bebūtų, ar tai Laisvės partija su savo liberaliom idėjom, ar kokia nors ten reiškiasi partija ten susijusi su kokiu nors nacionaliniu susivienimu. Bet tos radikalios partijos, mano toks įspūdis iš to, ką jie kalbėjo, bene vienintelės, kurios kalbėjo labiausiai tokiom ateities vizijom, pavyzdžiui, kas nutiks dėl migracijos politikos, kaip Lietuvą paveiks dirbtinis intelektas, ekonomika ir inovacijos. Aš turiu omenyje, kad keistumas toks, jog tegul ir požiūriai galbūt labai skiriasi, vieni labiau, nežinau, konservatyvūs ultra, kiti ultramodernus, bet aš nelįsdamas į tai tik noriu pasakyti, kad radikaliomis buvo vadinamos tos partijos ir jos nesurinko net 5%, kurios iš tikrųjų vienintelis bandė brėžti kokį nors scenarijus Lietuvos, arba labai apokaliptinius, arba labai optimistinius. Tuo tarpu tos, kurios laimėjo partijos, toks įspūdis, kad arba sakė, kad mes labai nuosaikus, mes be konfliktų norim, arba mes, reiškiasi, nedarysim, kaip buvę darė, nors neaišku, ką buvę darė, arba kiti, reiškiasi, deklaravo, kad svarbu, reiškia, viską daryti ramiai. Ir dabar patį paprovokuosiu. Daugumai panašu, kad nereikia tų pokyčių, tokių didelių radikalių pokyčių, esmingų prisitaikant prie pasaulio. Aš galbūt buitiškai pasakysiu, bet vis žiūrėdamas į dirbtinio intelekto temą arba apskritai technologijų plėtrą, vis atsiverčiu ES duomenis, kur matau, kad Lietuvos aukšto išsimokslinimo žmonių labai daug, bet su skaitmeniniais įgūdžiais yra vos pusė su truputėliu, turi tik bazinius įgūdžius. Toks visiškas disonansas, reiškiasi, nuo aukštų materijų, kaip čia 5G ryšys pakeis mūsų pasaulį ir skraidys daiktai, iki to, kad tik pusė žmonių sugeba suprasti, jog žinutė siųsta, kad gali laimėti milijoną paspaudęs, reiškia, nuorodą, paspaudžia turbūt ten 5 iš 10 arba daugiau, galvodami, kad gal iš tikrųjų laimėsiu milijoną. Tai man toks klausimas, reiškiasi, ir toks yra keistas pamąstymas, kad tie, kurie radikaliausiai svajoja apie ateitį arba brėžia jos gairės, nesvarbu į kurią pusę, jie labiausiai nereikalingi. Taip, iš tiesų, todėl kad, matot, mūsų visuomeniai vyksta galbūt nematomi, neapčiuopiami, bet milžiniški tektoniniai lūžiai visame kame. Su gausybė prieštaravimų galvose ir savo paties net suvokime, kas tu toks esi pasaulyje, nuo tautybės iki gyvenimo būdo, iki ko tik tai nori. Mes turim tokias tik tai labai išorinės, fragmentinės visuomenės apklausas ir tai jos neparodo šitų milžiniškų pokyčių žmogaus mąstyme apskritai, jo mąstymo ribų, pasaulio suvokimo ir taip toliau. Jeigu taip nušoktume į tą pačią Suomiją, tai mes pamatytume, kad ten galbūt mažiau apklausų, bet vadinamoji dabar, nežinau, toks žodis yra patalka, crowdsourcingas.
patalka, tai, vat, kur fiksuojami tokie dalykai neapklausiant žmonių, tiesiog matoma, ką jie vartoja, kas ten daroma apskritai, na ir taip dėliojamas visuomenės vaizdas ir pokyčių kryptis, kokius sprendimus reikėtų priimti apskritai. Na, o dėl šitų pavadinkim šitų partijų, kurios šiek tiek tokios radikalesnės ir agresyvesnės, tai čia mes matom turbūt kitus dalykus, kurie yra susijęti su šiuolaikinės tikrovės, šitos įskaitmenintos tikrovės sąlygom, su ta naujaja propaganda apskritai, su šitais dalykais ir turbūt nereikėtų kalbėti apie kažkokius tai labai primityvius plakatinius dalykus, bet reiktų matyti didžiąją pasaulio kovą, jeigu taip galima sakyti, dėl brangiausio dalyko, dėl žmogaus sielos. Tai yra tapatybių pritraukimas. Kokį tapatybės modelį formuoji ir kiek pritrauki tos tapatybės sekėjų. Na, taip šiurkščiai dalinant vakarietišką tapatybę, rytietišką tapatybę, dar kažkokią tai tapatybę. Kitaip sakant, tu gali būti pats aršiausias, žodžiu, antiputininkas, ten žodžiu, šitas rytietiškas veikėjas, o tavo mąstymas atitinka lygiai tą pačią struktūrą, tiesiog reikia timtelėti ir timtelėti virvutę ir užpilt turinį. Nesvarbu, kad tu nekalbi, sakykime, rusiškai, bet tu mastai, tu jauti erdves, tu mėgsti muziką, tavo gyvenimo būdas sutampa, o ką tu kalbi, čia jau yra tiesiog tik tai šita paviršinė retorika nesiekianti giliųjų prasminių, vadinamųjų semantinių sluoksnių. Tai tą, ką mes matom, šitas, sakykime, rinkiminės visas kalbas, jos turi labai daug tokių elementų, ypač iš tų radikaliųjų partijų, ir tai nėra fake news, tai yra šiuolaikinė propaganda, o propaganda tai vadinasi, mes jau pamiršom per 30 metų, kas yra propaganda, mes atgaminom prieš keletą metų, grįžo atgal propaganda, nes iki tol nebuvo aktualu. Buvo manoma, kad propagandos nereikia dėl to, kad žmogus pats sugeba įsivertinti situaciją. Ir staiga, kai paaštrėjo visi santykiai ir atsirado propaganda, mes pamiršom, kad jos klasikinė apibrėžimą, kad propaganda yra tiesa tam tikram interpretaciniam kontekste. Už tai, ką žmonės šneka ir atrodo taip įtikinama, taip gerai, taip nauja, taip pažangu ir panašiai, visą tai įdedama į atitinkamą įpakavimą, į tam tikrą kontekstą, į tą kontekstą, kurio dažnas, sakykime, tūlas pilietis net nejaučiai, sako, o, iš tikrųjų taip. O koks ten padažas? Jisai to nemato. Tai šiandieninė propaganda yra pakankamai gudri, pakankamai klastinga, bet tai yra, iš esmės išlukštenus, jinai remiasi faktais ir tiesa. Tai ne klastojimas, tai būtų dezinformacija klastojimas. Jeigu taip laikytumės į terminų. Bet tai tame kontekste kalbėti apie kokį nors išplėstinį poveikį keičiant bet ką. Aš minėjau mokesčių sistemą, čia dėl jos buvo visai dar neseniai berods, rugsėjo mėnesį dar buvo kalbama, ar Lietuvos laukia kokios nors mokestinės reformos. Ir staiga supratau, kad iš tikrųjų net ir tie, kurie norėjo daryti tas reformas, labai greitai atsitraukė, sakydami, jūs nenorite, tai mes jums ir nepiršime tos reformos. Toks įspūdis, kad darėm tik dėl to, jog kažkada prieš keletą metų visi buvom susitarę, kad lyg ir reikia, bet kadangi nelabai kas nori, tai reikia, žodis eina į šoną ir taip sakant, nenorit ir nereikia. Bet čia buvo santykis su Europos komisija vienai per kitaip. Vienokie ar kitokie pasižadėjimai, vienokios ar kitokios sąlygos ir šita RRF programa
vadinamoji taip pat buvo susieta su mokesčių reformos dalykais. Tai čia turbūt jau labiau supinti klausimai, aš taip galvoju. Taip, bet aš, mielas Arūnai, tada grįšim prie turbūt esminių dalykų ir man atrodo, tiek švietimo ir mokslo klausimas yra toks esmingas, jeigu žiūrim į ateitį, nes apie švietimo ir mokslo sistemų perspektyvas kalba kas tik netingi, vienaip ar kitaip, vieni žada dar didesnės reformas, kiti žada stabdyti reformas politikai, visas reformas stabdyti. Ir apie tai, kaip mes iš tikrųjų žiūrim į šitą procesą, kalbėsimės iš karto po labai trumpos pertraukėlės. Grįžtame į studiją, Ekstra FM eteryje, klausotės laidos Žurnalistų namai. Čia aš Dainius Radzevičius ir mūsų laidos šiandienos svečias Arūnas Augustinaitis. Akademinis žmogus, mokslininkas, kuris savo patirtimi ir įžvalgomis dalinasi Seime ateities komiteto biure kaip patarėjas bei Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. O šiandieną laidoje tikimės išgirsti iš jo bent keletą minčių apie tai, kokie politikų pažadai, kokios politikų kalbos gali virsti realiais darbais. Ir štai, mielas Arūnai, aš negaliu nepaminėti ir ta tema man visą laiką kirba, Lietuvoje beveik nacionaliniu sutarimu tapo toks, reiškia, nacionalinės idėjos projektas, kuris vadinosi, kad reikėtų kažkada padaryti mokytoją ar dėstytoją kaip prestižinę profesiją su labai paprasta mintimi, kad mokslas ir švietimas yra viso ko atsakymas ir perspektyva, pagrindinė vizija, kad tik tai protingi žmonės išliks pasaulyje. Bet aš šitoj diskusijoje politikų šiandieną, kurie dalyvavo rinkimuose, bet kurios partijos, dažniau girdėjau temas, kurios susiję su tuo, kaip vertinam vieni politikus vieni kitus vertina, nei iš tikrųjų giluminiškai pasižiūrėti, o kaip mūsų visuomenė pasiruošusi priimti šitą iššūkį, tai yra kaip nori iš tikrųjų šviesti save, mokytis arba nenori. Ir štai aš prisiminiau vieno politiko debatus dalyvavusio kalbas, kad viskas, ką jis darys atėjęs į Seimą, o panašu, kad jų partija jau dabar yra Seime, jisai sakė taip, stabdysiu viską. Mielas Arūnai, aš galėčiau turbūt perfrazuoti šitą dalyką, pasakant taip. Ar nėra taip, jog daugelis žmonių nenorėtų iš vis jokių reformų, esminių reformų savo gyvenime, ir kalbu čia ne tik apie švietimą, tai yra politikai, kurie žada iš esmės kažką peržiūrėti, yra iš principo traktuojami kaip radikalai, kurios siūlo keistus, neaiškius dalykus, gal geriau beveik nieko nedaryti. Ir švietimo sistemo ypač. Švietimo sistemo ypač. Jūs esat visiškai teisus, Dainiau. Matot, pats reformos supratimas yra labai keistas. Tos reformos yra, tiesiog jos arba finansinės, arba kažkokios, tai pavadinčiau, biurokratinės, vieno kirčio, vieno šūvio reformos, kurios irgi nepasiekia kažkokios tai radikalios permainos, kažkokio tai lūžio pagrįsto naujo supratimo, prisitaikymo prie tikrovės. Jos yra tokios, tarsi atsitiktinės, jų yra daug, kaip tokių šūvių pro šalį, kur paleidi seriją ir tie šūviai gali tos kulkos gali kažkur tai nulėkti, be aiškių pasekmių, be aiškių tikslų ir panašiai. Pavyzdžiui, niekas rimtai negali paaiškinti tūkstantmečio mokyklų šitos reformos, koks santykis su regionais, su demografija, su visuomenės sudėtim, kiek ten gyvens kultūringų išsilavinusių žmonių, kaip bus susijęta su darbo vietom ir taip toliau. Tai apskritai tų reformų yra daug, jos ne visada yra pakankamai efektyvios, kartais būna efektyvios, kartais tas šūvis labai gerai pataiko, tik nežinia, ar atsitiktinai, ar tiesiog, taip sutampa. Bet aš suprantu, kad žmonėms, taip žiūrint iš šalies, tos reformos, nuolatinės reformos, jos tiesiog pradeda įkyrėti. Jau niekas nemasto, kad gali būti geriau ir reforma yra suprantama kaip koks nors karpimas, kaip koks nors taupimas, kaip dar kažkas, tai kaip kažkoks padalinimas, ar ten krepšeliai aukštose mokyklose reforma. Čia jokia ne reforma, nes nekalbama apie pačias žinias, apie jų ekonominį poveikį, socialinį poveikį, darbo rinkos pokyčius ir kitus dalykus.
Va. Tai faktiškai, jeigu mes kalbėtume apie rimtas reformas, va taip kaip jau minėjau apie tai, ką vyriausybė jau mąsto apie numatomą inovatyvų valdymą, va, tai faktiškai reikėtų taip mąstyti apie švietimą ir mokslą. Švietimas apskritai turi šiais laikais milžinišką poveikį visuomenės gyvenimui, visuomenės ateičiai ir vadinamai ateities kartų problemai, mūsų vaikams, mūsų anūkams ir taip toliau. Kitaip sakant, jeigu mes negalvosim apie ateities kartas, tai nėra ką ir kalbėti, bet faktiškai tai būtų tokie klausimai, kurie šiandieną apskritai šiandieniniuose kontekstuose sunkiai suprantami. Jie labiau yra įkyrūs, jie erzinantis, netgi sakyčiau, dirginantis visuomenę klausimai, kuriuos iš tikrųjų, kaip jūs minėjote, tuos politikus, geriau uždaryti ir neliesti jų žodžiu, tiesiog kaip skorpionus stiklainyje tiesiog užsukti ir palikti. Nors iš tikrųjų reiktų tą stiklainį sudaužyti, o skorpionus išgaudyti apskritai. Nes mes visiškai nekalbam apie šiandieninio švietimo, šiandieninio žinojimo struktūras, va šitam pasauliniam, milžiniškam informaciniam kontekste. Kaip gali vaikas, dabar visi skundžiasi, sako, štai neišmoksta lietuviškai rašyti, visiškai nesupranta nieko, vaikai skundžiasi, sako, kad lietuvių kalbą daug sunkiau išmokti negu fiziką. Negu anglų kalbą netgi išmokti sunkiau lietuvių kalbą. Taip, jie šnekasi per pertraukas angliškai. Tai suprantat, iki kiek mes prisigyvenom, bet ne dėl to, bet čia yra daug priežasčių. Čia vėlgi atskirai reikėtų kalbėti, kiek lietuvių kalba tampa hieratinė šventąja kalba ir netitinka realybės. Jis tinka deklaracijom, kabutėse įvairiausių mišių laikymų, iškilmingoms kalboms, bet netinka problemų sprendimui ir inovacijoms. Tai vaikai kalba konkrečią anglišką terminologiją, jiems daug geriau įvardyti tuos reiškinius, kurie atsiranda angliškai, negu ieškoti lietuviškų atitikmenų. Bet čia jau kita kalba. Bet apskritai galim įsivaizduoti tokią situaciją. Paauglys. Iš kur jis daugiausiai informacijos gauna? Aš sakyčiau taip, iš akies. Čia jokių tyrimų niekas nedarė. 90% informacijos jis gauna iš socialinių tinklų. Dauguma šitų tinklų, tiktokų ir panašiai, jie nėra lietuviški apskritai. Ir jis su 90% savo informacinės aplinkos ateina į mokyklą ir sako, o dabar mes išnagrinėsim štai Donelaitį. Jis sako, ką? Jis patenka visiškai. Tai kaip kūdikis į džiunglės, kaip Mauglis. Baigta. Ar mūsų švietimo sistema yra prisitaikius prie šitų pasaulinių pokyčių? Prie Mauglių. Taip, kitaip sakant, jį socializuoti kultūriškai, tautiškai, pilietiškai ir panašiai. Kada jis gyvena tokiose aplinkose, ar mes sugebam tas aplinkas integruoti į švietimo aplinkas. Aš čia keliu tokius, kaip pasakius, hipotetinius klausimus, kurie iliustruotų problemą, kad mums reikia konceptualių reformų, kokį žinojimą gauna vaikai apskritai, iš ko jis susideda, kaip jis technologiškai valdomas. Ir tas pats dirbtinis intelektas, apie kurį tiek daug visokiausių yra mitų, iki mistinių dalykų netgi šitie mitai einantis. Žodžiu, ar tas pats vaikas gali kurti dirbtinį intelektą ir mokytis tą pačią lietuvių kalbą ir matematiką vienu metu? Ar tiesiog jis gali naudoti angliškai semantinį lauką, kuris faktiškai ištrina visą mūsų kultūrą? Aš taip dabar, kaip pasakius, kaip vėlgi fantazuočiau tokį distopinį variantą, kad po 20 metų, jeigu mes neturėsim didžiųjų lietuvių kalbos modelių,
tai faktiškai mūsų semantinis kultūrinis laukas bus ištrintas. Mes net nemastysim lietuviškai ir nematysim netgi faktų. Nematysim nieko, ko neturi, žodžiu, didžiosios paieškos sistemos, šitie varikliai, tokie kaip Google'as ir panašiai. Kitaip sakant, mes nugrimsim kažkur į globalizacijos pakraščius, kaip nauja informacinė kolonija netgi. Tai va šitoj vietoj švietimas turi milžinišką reikšmę, apie kurią reikia kalbėti iš esmės, o ne vien tik formaliai, ne vien tik tai ekonominiais terminais, ne vien tik tai deklaracijom apie prestižą, dar kažką. Ir būtent reikia atidaryti tą skorpionų stiklainį visiškai aiškiai ir pamatyti realiom akim, kas yra reikalinga. Šiandieniniai politikai, vargu ar gali tą padaryti be ekspertinių tyrimų, be ekspertinės analizės ir panašiai. Prisimenu vieną tokį susitikimą, vieną tokį diskusinį susitikimą, politinį susitikimą su užsienio ekspertais, kur Airijos viena iš ponių, kuri vadovauja Airijos švietimo politikai, taip tiesiai nevyniodama, kaip sakoma, į vatą, pasakė, kad tai yra švietimas mūsų turi vieną vienintelį tikslą – tautos statymą. Sako, gal nemadinga taip sakyti, bet mes tą nemadingą formulę naudojam kaip savo strateginį tikslą ir visas priemonės, tai yra tas national buildingas švietimo sistema. Ir visos reformos sukasi aplink šitą ašį. Apskritai, visi patobulinimai. Tai, kitaip sakant, reikia pakeisti matymo kampą. Taip, bet šitam kontekste aš tada bandau prisiminti, bet turbūt šiais metais man svarbiausias dalykas, kuris įstrigo iš politinių sprendimų arba diskusijų apie švietimo sistemą, tai buvo vienintelis, kai švietimo ir mokslo ministerijoje berods ir net premjerė, man atrodo, iš dalies tam pritarė, kad būtų labai gerai, jog viešoje erdvėje nebūtų jokių reitingų, jokių palyginimų pagal formalius kriterijus švietimo sistemos. Geriau, kad kuo mažiau visuomenė žinotų apie tai. Ir aš kažkaip pradėjau galvoti, net jeigu yra galbūt kažkokių priežasčių, kodėl būtų smagiau ir ramiau žmonėms gyventi, nežinant, kas yra geresnis, kas blogesnis, kokia mokykla geriau sekasi, kuriai blogiau, kuriai geriau. Aš vis tiek pradėjau galvoti, kad sprendimų priėmimui šiandieną toks įspūdis, kad nesinori dažnai politikams matyti tų tikrųjų duomenų arba tikrosios padėties. Žymiai lengviau kalbėti kokiais nors ištrauktais iš konteksto pavyzdžiais. Ir aš debatuose nekartą girdėjau tokius pavyzdžius, kurie dažnai yra iliustraciniai, bet tuo pačiu jie yra labiau unikalūs, nei rodantis tendencijas. Ar čia galim kalbėti, kad vis daugiau politikos vis dėlto remiasi populistiniais tais metodais, populizmo metodais, pasirenkant iliustratyvų pavyzdį vietoj tendencijų analizės? Manyčiau, kad tai natūralu. Jeigu nesugebi rasti sprendimo, reikia pasirinkti stručio poziciją ir pasistengti, kad visi sukištų galvas į smėlį ir sakytų, viskas čia gerai, palikit ramybei. Kitaip sakant, užmini šitą tarakoną kulnu ir galvoji, kad kitas jau nebeišlys. Paprasčiausiai, toks mąstymas, pavadinkim taip, gynybinis mąstymas. Ir, kaip jūs sakot, tokiu atveju belieka kompensacija. Jeigu neturi ką pasiūlyti, lieka populistiniai sprendimai. Tik tai populistiniai sprendimai. Kitaip sakant, bandom save užliuliuoti tam tikrom iliuzijom, tam tikrom viltim, kurios iš tikrųjų niekada neišsipildys, kad staiga švietimas, pavyzdžiui, stebuklas įvyks ir pagerės. Nei iš šio, nei iš to. Galbūt, gali taip atsitikti. Kad Donelaitį natūraliai skaityti visi nuo 5 metų, reiškiasi, ir taps tai... Aš nežinau, jeigu pavyzdžiui, Donelaitis taptų pradinė medžiaga, kuriant mokyklinį dirbtinį intelektą klasiai. Tada taip. Taip. Tada Donelaitis būtų pats mylimiausias, pats artimiausias, visos kultūros, kvintesencija, jeigu taip galima pasakyti.
Bet iki tokių dalykų mes neprieinam. O tai, mielas Arūnai, tada aš vis tiek paprašiau paklausiu. Politiniai ciklai Lietuvoje labai aiškus. Yra 4 arba 5 metai, priklauso kas Seimas ar prezidentas. Ir aš čia vieną skaičių, kurį nesnei mačiau, ir debatus dėl kiek reikėtų gynybai skirti pinigų. Ir tam kontekste mačiau 2 skaičius. Lietuvoje mes diskutuojam 3-4 procentai su mintim, kad ar tikrai apsiginsim su tiek procentų. Ir staiga sakoma, bet Rusija tai skirs kitą metą 40 procentų nuo savo biudžeto. Bet žiūrėkit, čia yra visai atskira tema. Bet mes 3-4 turėtume skirti ir turėtų lyg ir pakakti. Ir aš galvojau, kažkaip šitam kontekste viena vertus nuolat kalbama, kad Rusija kelia mums grėsmę, kita vertus diskutuojam 3-4 versus 40. Nesinori man šitos temos gilinti, bet aš tiesiog kaip iliustraciją norėjau paklausti paties, ar tai iš tikrųjų išplėstinis vertinimas sprendimų, jisai turi galimybę tapti, aš pasakysiu žodį, kuris man nepatinka, demokratijai privalom. Nežinau, čia sudėtinga problema. Aš atsimenu dar tarybiniais laikais, vienas dėstytojas taip labai tyliai paskaitoj sakė, žinot, Pietų Korėjoje biudžetas turi 2 eilutes. Ir tos 2 eilutės vienais metais viena didesnė, kitais metais kita didesnė. Sako, viena eilutė tai yra karinės išlaidos, kita eilutė yra švietimas. Daugiau biudžete eilučių nėra. Bet aš nežinau, kiek čia tiesa. Bet skamba visai nekvailai. Visai nekvailai. Po to čia prieš keletą metų Suomijoje Baltijos šalių ekonomikos forume vienas politikas Suomio, po to švedų, visiškai atvirai pasakė, žiūrėkim problemom tiesiai į akis. Tuo metu dar jie nebuvo NATO nariai. Apskritai sako, taip, mes rašom, kad saugumui skiriam 3-4 procentus, bet tai yra tik ginklai. Visi batai, maistas, statybos ir panašiai eina į kitas biudžeto eilutes. Nereikia, kad visi matytų, kiek mes skiriam savo šiaurės šalių gynybai. Jis sako, junkitės prie mūsų, buvo toks šūkis. Tai dabar grįžtant į Lietuvą, mane kažkada tai prieš porą metų nustebino, tam tikrų, sakykime, šitų karinių ekspertų pasakymas, tiesiog diskusijoje paminėtas skaičius, kad tyrime, kiek Lietuvos piliečiai save sutapatina su valstybe, buvo šokiruojantis procentas, 70 procentų savęs netapatina su valstybe. Kitaip sakant, gyvena Lietuvoje, bet jie nėra taip, pavadinkim taip, suaugę ir nelaiko valstybės savo nuosavybę. Čia aišku, čia daugybė problemų ir demokratijos, ir pasitikėjimo, ir visų kitų dalykų, kada tu gyveni tarsi laikinai, kaip tu gali auginti vaikus, kaip tu gali šaknytis iki pačių gilumų, jeigu tu nesijauti tvirtas valstybės pilietis, maždaug. Tai čia vėl, jeigu mes turėtume, sakykime, savo valstybės tą gilųjį supratimą, suvokimą ir tą įsišaknymą visą, tai reikėtų kalbėti, aišku, apie didesnius procentus ir be abejo tą tokią jau suasmenintą saugumo politiką, kada ta saugumo politika ateina į kiekvieną šeimą, į kiekvieno suaugusio jaunuolio vaiko sąmonę ir mes tada galėtume kalbėti apie kitus procentus, kitą verslo struktūrą, kitus mokesčius ir panašiai, bet tai irgi yra tokia, kaip pasakius, lietuviškos utopijos atmaina, tai ką aš šneku dabar. Tai utopija yra ne pats blogiausias dalykas, bent jau peno pamastymų yra ir padiskutavimus. Šiandieną mes tik tuo matyt ir galėsim pabaigti mūsų laidą. Arūnas Augustinaitis, akademinis žmogus, aš taip vadinsiu, mokslininkas, kuris padeda Seimui ir Nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai savo žiniomis, savo įžvalgomis. O mes Extra FM eteryje žurnalistų namuose tradiciškai sutinkam antradieniais, penktadieniais. Klausykite mūsų radio eteryje arba žiūrėkite YouTube platformoje. Ačiū, mielas Arūnai. Ačiū Jums. Viso geriausio, didžiausios sėkmės. Laida remiama Medijų rėmimo fondo.